Gal Klaipėda ir ne tiltų kraštas, tad kuomet čia atsiranda naujas tiltas, mums tai tampa dideliu įvykiu. Tebūnie ir nedidelis, bei laikinas, skirtas šventiniam renginiui, bet ši naujovė tampa traukos objektu. Tad drąsiai galime teigti, jog artėjantis renginys, pavadinimu Italų dienos, kuris vyks Klaipėdoje balandžio 3-5 dienomis, turi sulaukti didelio lankytojų susidomėjimo. Italų dienos – tai pirmą kartą uostamiestyje rengiamas festivalis, kurio metu klaipėdiečiai ir miesto svečiai galės mėgautis įvairiais itališkos kultūros renginiais. Nuo kino seansų ir muzikinių pasirodymų iki kulinarinių edukacijų bei teatrinių performansų. Danės upėje praplaukiančias baidares pakeis gondolos, o Danės skvere bus galima pasigrožėti venecijietiškomis kaukėmis ir pasimėgauti italų muzikos ritmais. O štai šis laikinas statinys, jungiantis dvi Klaipėdos dalis, čia užsibus apie mėnesį. Matyt, klaipėdiečiams taps simboliu, primenančiu, jog vėliau ar anksčiau čia turi atsirasti tikras pakeliamas tiltas, kuris miesto valdžios planuose, kaip bastionų tiltas, vėl atgimė jau kadaise dulkėmis padengtuose dokumentuose. O mes tikimės, jog itališkam gyvenimo būdui būdingi vakariniai pasivaikščiojimai, upės krantinėmis atgims ir Klaipėdoje. Kaip ir graži tradicija, peržiūrėjus mūsų skelbiamus video reportažus. Nepamiršti paspausti patiktuko po naujų video ir dalintis šiais vaizdais su savo draugais. Tad šiam kartui fino all'incontro!